Labą dieną, su praėjusią kovo 8-ąją. Tikiuosi, gavote daug gėlių, daug dovanų ir jums nereikėjo dėl to nieko daryti. Parašykite, ar mane matote gerai, ar girdite. Ir šiandien keliausim apie mūsų tipus ir elgesio modelius. Kaip jau, kas esate iš anksčiau prisijungę į šitą grupę, mane pažįstate kaip intuityviąją mentorę ir aš dirbu su moterimis. Todėl esu labai mėgstu iš tikrųjų tyrinėti tiek save, savo būseną, savo elgesį, savo mąstymą. Ir kas man pasitarnauja, aš su tuo ir keliauju. Kas man trukdo, aš tiesiog keičiu. Todėl aš kviečiu šiandien išklausyti tą, ką aš pasidalinsiu iš savo jau kiek čia metų, dabar net nesuskaičiuosiu, aš dirbu su moterims ir kitoj sferoje dirbau tiesiog su moterims, kurios norėjo keisti tiesiog fizinę sveikatą, išorinę, ar ne, savo išvaizdą, lieknėti. Ir bet kokiu atveju mano sąveikavimas buvo daugiausiai su moterims. Bet šitie tipai ir šitie elgesio modeliai, ką jūs šiandien ir išgirsit, pasidalinsiu aš, tai tikrai elgesi ir vyrai. Ir netgi jau, ar ne, kopijuoja mūsų vaikai. Elgesio modeliai ir tokie, kaip, tiesiog jie ir arba išmokti, arba jie ir, išsiugdomi, įsileidžiami, kaip aš sakau, taip, kaip išsileista kažkokia programa. Ir tai nėra kažkoks nuosprendis, kad tai ir viskas, tai ir baigtinis, ir aš tik tai esu tokia, ir taip elgiuosi. Buvau aš visuose tuose etapuose ir tikrai žinau, kaip jaučiasi, kai tu tiesiog pati dėl to negerai jautiesi. Bet kam? Pakol kas ir su tais tiesiog elgesio modeliais ir nesvarbu, kokie ten bus pavadinimai. Tiesiog aš užvadinau taip ir man buvo netgi smalsu, galvoju, o kaip man, ta prasme, aš pavadinčiau tokią moterį, kokia aš pati ten buvau toje situacijoje, arba kažkokia klientė. Nei sumenkinant, nei kažkaip savęs išaukštinant kitų, tiesiog aš dalinsiuos iš patirties ir iš savo gyvenimo. Kodėl aš kalbu apie tai? Todėl, kad tikrai mes užstringam tose pačiose scenarijuose, tose pačiose situacijose, vien todėl, kad pačios nepastebim, kiek mes pačios susikūrėm. Ir taip pat ir su vyrais. Bet didžiausią dalį visų santykių, ar ne, ir dramų kūrėjos ir moteris. Todėl, kad mes esam emocionalios, mes esam galbūt ir jautresnės, bet aš kalbėsiu bendrai apie visus, todėl kad aš žiūriu į žmogų ne kaip skirstydama vyras, moteris ten, žinot, geras, blogas ir ten išmintingas nelabai ir ten talentingas nelabai, ten man profesijos iš tikrųjų šioje vietoje absoliučiai negalioja, man pareigos kažkokie statusai irgi ir tiesiog nieko nereiškia, jūs tik susižiūrėkit ir susitikrinkit ir paklausykite ne vien tik tai protu, o tiesiog pajauskite kūnu, kaip vienas ar kitas elgesys, kai jūs išgirstat, kai aš dalinuosi, kaip jaučia jūsų kūnas. Ar nori paneigti, ar nori iš vis ten kritikuoti o gal, jeigu aš tiesiog paklausyčiau ir man tokia kaip gėda suima, ar ten iš vis, jūs tiesiog pajauskit savo kūną. Žinot, mes turime kūną fizinį, kuriame yra labai daug programų iš vaikystės ir mes galim tiesiog pagal jį nusiskanuoti, ar tikrai tai apie mane arba apie kitus.
O gal atpažinsit, kas jūsų artimoje aplinkoje taip elgesi ir visi tie modeliai iš tikrųjų ir apie visus santykius ir su draugėm, ir su kolegom, ir su ne tik tai vyru ir partneriais. Nes jeigu man grįžta tos pačios situacijos, tiek santykiuose su vyrais, partneriais, draugais, tiek finansuose, ar ne, kažkas tiesiog stringa. Tai mūsų visi tie elgesio modeliai formuoja iš tikrųjų mūsų realybę. Ir tai ir tiesiog realybė tokia, nes dauguma užklausoje rašyte, kad norėtumėt suprasti geriau save, pagerinti santykius. Ir tiesiog, kas klausysite įrašą, ar dabar esat prisijungę, aš to tik tai susižiūriu, ar aš čia kalbuosi viena, ar tiesiog, gerai, kas žiūrėsit slapčia, tiesiog norit ar ne, būti paslapčia, tokie pasiklausytojai pastebėtų, ir tai ir gerai, bet jūs susižiūrėkit iš tikrųjų, kodėl aš slepiuosi, net nepasisveikinu ar ne, aš nemokinu, bet tiesiog pasitikrinkit. Ir užduokit savo klausimą, ar aš esu tiesiog pasiruošusi keistis, ar man tai aktualu, ir tiesiog su smalsumu gal pasiklausykit pro kitą prizmę apie santykius. Aš kalbėsiu apie sąmonės būseną, kuri ir kintanti, ir tai ir tikrai, kaip sakiau, mūsų visi elgesio modeliai, programos kažkokie tai ir nebaigtiniai. Jeigu man nusibodo, aš jau einu į visai ir ne kitokį tą sąmonės lygį, aš einu, ieškau pagalbos ir einu galimybių, kaip galima kitaip. Ir čia, aišku, dauguma įvairių mokytojų esu klausiusi, bet aš dalysiuosi iš savo patirties, kaip aš matau ir kaip jau kitos moterys džiaugiasi, galų gale išėjusios iš to užburto rato, kurios sukosi tose pačiose santykiuose, situacijose, su vienu partneriu, su kitu, po to su kolegom, su mama, su tėčiu, ir viskas tiesiog stovėjo vietoj. Kaip kokiam, žinot, turbulencijoje, žinot. Įsikibau į tą įsitikinimą, kad turi būti kitaip ir ne kitaip ir nieko negaliu pakeisti. Tai pirmasis tipas, iš tikrųjų, pradėsiu nuo labai gražių, nuo tokių, kurių mes visos siekiam ir norim, ta, kuri iš tikrųjų sąmoningai kuria jau savo santykius ir renkasi save ir yra atsakinga už savo gyvenimą. Santykiai tokiai moteriai ir lygų partnerystė, tai ir naujosios matricos jau tie santykiai, kurie ir tiesiog be jokios kontrolės, be jokios priklausomybės. Tokios moterys tiesiog renkasi partnerį ar vyrą, arba vyrai renkasi moterį pagal vertybės, o ne pagal emocinius triggerius. Nes tikrai esu turėjusi klientę, kuri susipažino su labai charizmatišku vyru, kuris rodė jai dėmesį, bet pasirodo ir dingsta. Ir jų santykiai buvo tokie neaišku apie ką ir kaip. Tuo metu tiesiog labai toks kaip nuotykis, viskas okei. Jisai dingsta be jokių paaiškinimų, jį jaučiasi įskaudinta, bet laukia, kol jisai vėl atsiras, jį galvoja, kad aš tiesiog palauksiu, aš tam turiu laiko, tik tai jisai man ir vienintelis skirtas, gal jis pasikeis, gal taip nebeelgsis, jeigu aš tiesiog būsiu labai pakanti ir labai pakankamai tokia gera, nepriekaištausiu, nieko nepasakosiu, kaip jaučiuosi. Ir santykiai pagal vertybės ir kai tiesiog mes jau renkamės arba pradedam kurti ar ne iš naujo, nusinulinusios savo santykius, kurie ir tokie aiškus, nuoseklūs, atviri, gerbė vienas kitą.
ir nekelia jokių dramų, bet rodo tiesiog tokį dėmesingumą, ne su noru įtikti ir patikti, bet tiesiog jam ir jai viskas natūraliai išeina. Nors, pavyzdžiui, pradžioj tokia viena klientė va taip ir dalinasi, kad pradžioj sako, aš nejaučiau tokios aistros tam žmogui, bet aš tiesiog, man labai patiko atviras bendravimas ir toks nuoseklus bendravimas, aiškus, stabilus toks dėmesys, be jokių, žinot, pasirodymų, be jokių ten norėjimų įtikti. Ir ilgainiui tikrai išsivystė šitie santykiai į labai gražius ir tvarius. Ir šiai dienai jinai jaučiasi ir saugi, ir laiminga. Ir kaip jinai sako, aš jaučiu netgi pilnatvę ir viena, ir santykiuose, ir be jo, ir su juo. Ir va čia ir tas visai kitoks jau sąmoningumas, ne, kad aš tiesiog prisimu atsakingą už savo gyvenimą, už savo sprendimą. Aišku, čia galime kalbėti, kodėl moteris jaučiasi nesaugios, čia jau ir kita tema. Bet va ta sąmoninga kūrėja žino savo vertę ir nesilygina savęs su kitomis absoliučiai jokiose situacijose, nei išorė, nei vidumi. Jinai iš tikrųjų geba brėžti tokias sveikas ribas, pasako savo poreikius, kuria santykius tiesiog iš tokio sąmoningo pasirinkimo, bet ne iš baimės būti vienai. Aišku, čia vyrauja ir pagarba tiek savo, tiek vyrui, ir, nes jinai jaučia savo vertę ir tiesiog yra savo tokioj, kaip aš sakau, vidiniai stiprybei. Na, yra antra kategorija, ar ne? Tiesiog tokie laipteliai, kurioms kyla tokie norai ir iš jūsų, ir labai daug, ar ne, prisijungusi, kurios jau žengėt pirmą žingsnį, bent jau prisijungėt į šitą grupę, ar išklausysit šitą laivą, kad o kaip aš galiu keisti kažką. Nes suprantu, kad tie santykiai, dabar, kaip dabar, man nebepatinka, kažkaip aš noriu kitaip. Bet ta tokia jau auganti moteris, norinti ar ne, suprasti ir keisti, jinai supranta, kad galima kitaip, einas į savęs pažinimą, tiesiog mokosi pažinti savo visus poreikius, tiek sielos, tiek fizinius poreikius, tiek materialius, ar ne. Nebijo jinai būti viena, jinai renkasi geriau kokybę, o ne iš baimės tiesiog vedamus kažkokius santykius ar ryšius. Ir čia apie viską, apie visus santykius, jūs pasitikrinkit. Tokia auganti jau ta kitas laiptelis ir nebeieško kaltų, bet ieško tiesiog galimybių, kaip išspręsti šitos tokius situacijas susidariusias. Jinai domisi moterų ir vyrų psichologija, investuoja į santykius, investuoja į kažkokius mokymus, galbūt knygas skaito, mokosi tiesiog aiškiai išsakyti visiems apie savo poreikius, apie savo tikslus, apie savo norus. Ir taip jinai tiesiog keliauja tose paieškose, supranta, kad jinai neturi pati tų resursų ir nemato, ar ne, kaip išeiti iš tos pozicijos. Na, žinoma, kažkam tai bus labai nemalonu išgirsti, bet auka yra pati žemiausia, žinot, ta tokia. Ir aš pati buvau ir nieko, aš čia nei kokia šventoji, nei kažkokia išsimokslinus. Aš tiesiog keliavau visus tuos laiptelius ir etapus ir todėl aš labai drąsinu visas moteris nebijoti sąžiningai pažvelgti, kokiame jūs laiptelėje, kokiam jūs esat galbūt elgesio modelyje užstrigusios. Auka kaip elgesi, tai kodėl man taip,
už ką man toks vyras ar ten moteris, kodėl toks nevykėlis, ubagas, girtuoklis, nieko nesugeba. Ir tarsi jinai įsivaizduoja, kad prie šitų santykių jinai nėra prisidėjus ne lašelio. Santykiai atrodo jai kaip baisiausias likimas, kaip karma, kaip užmesta kažkieno ten iš močiutės mamos karma. Ir jinai va taip galvoja, kad nieko jį neįmanom pakeisti. Ir aišku, tada atsakomybę už savo gyvenimą perkelia ant kitų, nes visi kalti, o aš čia tokia vargšė. Ir tada jinai va toj būsenoj pritraukia vyrus arba moteris, kurie ją skaudina, išnaudoja. Dažnai renkasi jinai pati aukos ir gelbėtojos vaidmenį. Dažnai verkšlena, skundžiasi, jeigu negarsiai, tai tyliai savo viduj, viena pati namie galbūt, ar kažkur su draugiam, bet nieko nekeičia. Bijodama likti viena, jinai lieka destruktyviuose santykiuose su savim ir su tuo partneriu. Bet jūs suprantat, tikrai, mielos moteris, jūs suprantat, kad užtenka vieno žmogaus, jau dalinausi, kuris imtųsi iniciatyvos, tiesiog pradėti santykius keisti nuo santykio su savim. Ir nebeverkšlenti, nebesiskūsti. Ir prisimti atsakomybę. Nes tikrai, kai mes prisimam jau tą atsakomybę, kad okei, nu aš einu į eksperimentą, aš pabandysiu 1 mėnesį, ten 2 ar 3, taip kaip mes keliaujam ar ne, vat, ir pabusk santykiuose, ir prieš tai transformacinėse dirbtuvėse. 1 dienos, savaitės ir vienų kažkokių mokymų tikrai neužtenka. Nes ir įsisukęs va tas elgesys ir tiesiog kaip įprotis verkšlenti, skūstis ir nieko nekeisti, arba bent jau 1 dieną, žinot, pakeičiu, o kitą dieną jau elgiuosi taip kaip anksčiau. Ir todėl aš neturiu resursų išeiti iš tos būsenos, todėl kad, pavyzdžiui, 2 žmonės ar ne santykyje, jie abudu vibruoja tokiom pačiom vibracijom, nes aš viską, ką kalbu, jūs suprant, kad aš kalbu apie vibracijas, apie energiją, nes mes esame energetinės būtybės ir viskas yra apie tai. Kaip aš vibruoju, taip aš elgiuosi, kaip aš vibruoju, taip aš mąstau, kokiom aš tiesiog ar ne mintim ir savybėm save galiu ten įvardinti, apvadinti, nes mes nesam nei mintis, nei savybės, nei kažkokie elgesio modeliai. Mes esame energija. Ir viskas. Na, toliau aš pavadinau iš tikrųjų ir jau vakar dalinausi vienu video įrašu, kaip matot, netgi kvantiniam lauke susireguliuoja, kad netgi pritrauki apie tai galvodama. Rašo viena moteris, kaip tiesiog ar ne padaryti, kad man vyrs dovanotų gėlių, nes niekada nedovanoja, įsivaizduoju, netgi aš ten dar ir nesidalinau, netgi per kovo 8 tiesiog man nepadovanoja gėlių. Tai va čia tos manipuliatorios, gudrios lapės, kurios iš tikrųjų gyvenimą ir santykius mato kaip žaidimą, kurį visada turi laimėti jinai. Žinoma, gyvenimas ir žaidimas, bet žaidimas atvirom kortom ir atvira širdimi ir skaidriu protu. Nes kai tu žaidi, tu tiesiog gali žaisti, ar ne, su meilė iš meilės, be jokių manipulacijų. Ir tada iš tikrųjų tokie žmonės, tiek vyrai, tiek moteris, renkasi vyrus pagal tokius, kiek jie gali man duoti, kiek jie gali man ko padovanoti, nupirkti ir kiek jie gali pasitarnauti ar tarnauti. Ir čia ir svarbiausia manipuliatoriams gauti naudą, o ne tą tikrą ryšį. Ir
tokios moteris dažnai ir vyrai taip elgesi, priminsiu, kad čia nesusireikšmintumėt jūs labai, kad mes čia vien tik tai mes čia tokios, renkasi tylėjimą. Žinot, kaip nekalbadieniai būna, ne? Tai tokias kuria emocinės dramas. Jeigu negarsiai jie čia kuria, ar ne, arba tiesiog va tos manipuliatorius kaltinimus, iš vis, tiesiog sukuria tokias situacijas, naudoja kontrolę, tokį gudrumą, vietoj atviro bendravimo. Stengiasi kontroliuoti, priversti ten moterį ar vyrą elgtis taip, kaip jai naudinga ir galbūt naudinga tik tai šiuo metu ir šioje situacijoje. Ir žinoma, nėra nei gera, nei bloga, nei ta manipuliatorė, nei ta auka ir nėra nei geresnė, nei blogesnė ten ta auganti ar jau sąmoninga kūrėja. Tiesiog mes einam visos per savo patirtis ir pasitikrinam, ar man gerai su tuo, ar man nelabai gerai, ar man sekasi kurti ir džiaugtis tame lengvume gyventi, ar aš vis turiu vėl sugalvoti, kaip čia kur sumanipuliuoti, kaip čia ką apkaltinti, vardan to, kad prisiimčiau atsakomybę. Žinot, ir dar tokios iliuzijų kūrėjos, ir, sakyčiau, jos ir blizgučių karalienės dar tokios, kurios iš tikrųjų santykius mato kaip labai patogumą, kurį turi suteikti vyras. Ir jis turi aprūpinti viskuom, tarsi vyras ją ir skolingas vien už tai, kad jinai ir moteris. Jei tokiai moteriai ir absoliučiai nėra kalbos apie kažkokius jausmus, jai nerūpi vyro jausmai, jai rūpi tik jų veiksmai. Ką duos, ką gaus, ką nupirks ir tiesiog, kad būtų labai patogus. Gyvena iš tikrųjų tokius moteris blizgučių karalienės, išgirskit mane, tos galbūt emocinės pirkėjos, čia irgi gali į tą įsipaišyti. Ne pagal savo pajamas, bet pagal norą pasirodyti. Ir taip pat gali elgtis ir santykiuose. Santykiai ir ne pagal tai iš tikrųjų, kokie jie yra, bet norą pasirodyti, kad jie ir ženkliai geresni, pavaidinti, kažkokioje artimoje aplinkoje ten labai ten pasitarnauti tiek vyrui arba vyras moteriai, o namie viskas kitaip. Blizgučių karalienės ir iliuzijų kūrėjos iš tikrųjų perka labai prabangius daiktus, bet neinvestuoja į savo pažinimą, į savo vidinį augimą, į savo santykius, absoliučiai neinvestuoja nei cento pinigų, nei energijos neinvestuoja, nei laiko. Nesupranta, kad tikra vertė ir ne išorėje, o viduje. Tikra vertė, kai aš esu tiesiog ar ne viduje, rami, saugi, pasitikinti, žinau, kad aš esu verta viso, kas geriausia, ir viskas tada ir visai kitaip. Tokios iliuzijų kūrėjos ir ima viską, bet nieko neduoda atgal. Jinai gali tiesiog eiti per santykius nuo vieno vyro prie kito, arba taip pat vyrai gali eiti kurti, ieškoti ten kitų partnerių. Jinai nori viską gauti, bet nieko atgal neduoti. Jinai nesugeba būti dėkinga ir vertinti partnerio pastangų. Jinai vertina tik tai tą, ką jinai padarė. Jinai yra pati šauniausia, pati geriausia ir ten apie kažkokius vyro vertinimus ir pagarbą vyrui absoliučiai negali būti nei kalbos. Elgiasi labai ciniškai ir labai išranki, bet tokia moteris ir labai nelaiminga. Labai nelaiminga.
nes šalia tokios moters iš tikrųjų neužsibūna ilgai partneris, todėl kad, iliuzijų kūrėja. Jai visą laiką ir visko mažai, blizgučių mažai, kažko tai turi draugę, noriu, viskas reikia man išpildyti, pakonkuruoti, pasilygiuoti, ar ne? Na ir iš tikrųjų tokia paskutinė šiai dienai, kiek mes čia turim, gal kažkas kažką rašote, pažiūrėsim. Labas, Raselė. Ir tos, kurios žiūrėsite įrašą, ar netgi jeigu žiūrėsite vyrą, atsiminkit, kad su mumis viskas ir visais gerai. Mes einam į išsiplėtimą, mes einam į tiesiog mokymasi, kaip naujai, ar ne, naujoj matricoje kurti tos santykius. Nes taip kaip anksčiau niekam nebepadeda, nebepasitarnauja ankstesni modeliai, todėl dabar labai gausų ir skyrybų, arba ir tokie santykiai nebeaiškus. Kaip ir sakiau, užklausoje rašėt, kad norit netgi 20 metų santykius tiesiog suprasti, kažkas vyksta nebeaišku. Kitos ruošiatės skirtis, gal abejonės kyla. Ir išklausykit arba išklausiusios tiesiog pasitikrinkit, kokie mano elgesiai, tie tokie nesąmoningi, išmokti iš senosios paradigmos, nebepasitarnauja ir galima tikrai iš to išeiti. Galima išeiti ir iš aukos būsenos, galima išeiti ir iš tų santykių grovėjas, apie kurią dabar ir pasidalinsiu. Santykių grovėja yra tokia, kuri netgi sąmoningai ar nesąmoningai sukursto tokius situacijas, jinai konkuruoja su visais, jinai konkuruoja su netgi, pavyzdžiui, jeigu jau poroje ar negyvena, tai netgi su vyro mama konkuruoja. Jinai konkuruoja galbūt su vyro sesėm, broliais, jinai konkuruoja darbe su tom kolegėm. Ji nori būti svarbiausia ir kontroliuoti visus aplink. Ir kaip jai tą išeina kontroliuoti visus aplink? Neišeina. Jinai galvoja, kad jinai gali kontroliuoti, kaip kas turi elgtis, kaip kas turi mąstyti, skirsto, tas geras, tas blogas, tas talentingas, tas ne. Ir žodžiu, ta tokia santykių grovėja pati jaučiasi nesaugiai ir bando tarsi visas moteris išstumti iš savo artimos aplinkos, kaip ir sakiau, Anyta, vyro sesė, galbūt netgi neįsileidžia į savo namus arba į savo santykius, kursto visokius apkalbas, kursto visokias situacijas ir jinai visada tiesiog mato visur konkurenciją ir net tada, kai toje situacijoje jos nėra. Nuolat kritikuoja, pavyzdžiui, vyro mamą ar jo artimuosius, nuolat kritikuoja savo kokias nors, ale draugės, pažįstamas. Gali būti variantas, kad kritikuoja, jeigu paslaugų sferui dirba savo klientės, ar ne. Turiu ir tokių situacijų, atein ir labai artimoje aplinkoje pažįstu, kaip tiesiog jaučiasi ir kaip elgesi ta santykių grovėja. Ir jinai iš nesaugumo jausmo kovoja dėl vyro dėmesio su visais ir viskuom aplink, netgi su savo vaikais. Ir dažnai kursto konfliktus, ne taiką, kad tiesiog pajungti ar ne šeimos narius į tokią komandą, gražiai bendradarbiauti, o labai dažnai kursto tarpusavį tokius konfliktus ir sukuria, tokius, kaip aš sakau, Bermudo trikampius, iš kurių išsipainioti reikia truputėlį kilstelėti save aukščiau, kad juos nesusipainioti ir nepatekti tuos spąstus. Ir iš tikrųjų nėra lengva santykių griovėjai
būti, nėra lengva manipuliatoriai, nėra lengva tai blizgučių karalienė, iliuzijų kūrėjai, kuri vis galvoja, kad kažkas pasikeis. Iš tikrųjų gyventi, aš žinau, nes aš tikrai visus tipus, visus elgesio modelius esu savo gyvenim praėjusi ir nebiški, netrupučio nesigailiu dėl to, todėl kad man reikėjo tiesiog, ar ne, ir mes visos taip elgiamės, ar ten paauglystėj, ar jaunystėj, ar dabar, todėl kad reikia išgyventi. Bet ta išgyvenimo, ar ne, jau sąmonė, matrica, jinai atgyvenus, mums nebereikia išgyventi. Mums reikia gebėti valdyti savo mintis, jausmus ir savo energiją ir tada kurti naujus santykius, tiesiog atsisveikinus, ar ne, su visais tais senais. Nes tikrai daug konkurencijos ir moteris tarp moterų, bet reikia suprasti, kad mes galim augti, bendradarbiauti ir kad tas moteriškumas, tikrasis moteriškumas, tai nėra kova. Tai ir tiesiog tokia bendrystė ir paleidus kontrolę, paleidus konkurenciją, mes iš tikrųjų gebam ir su savim kurti gražius santykius, ir su kitomis moterimis, ir automatiškai mes gebam kurti su visais žmonėm. Ir gali tiesiog perklausę ar perklausiusios, kai žiūrėsite šitą įrašą, sąžiningai įsivertinti, kaip aš dažniausiai elgiuosi, ar tas elgesys mano santykius gerina, ar atvirkščiai jisai tiesiog griauna. Ir tikrai tik tai nuo jūsų ir mano pasirinkimo priklauso, kokia aš moteris noriu būti. Tokia, kokia aš nuspręsiu pati, ir tikrai tai nėra jokia karma, ir tikrai tiek tu, tiek aš mes galim viską keisti. Jeigu aš galėjau pakeisti, kur aš atrodo visada jau nežinau, jau buvau ir pasiduodu, viskas nebegaliu, nes aš kovojau prieš gyvenimą, prieš savo įsitikinimus, prieš tas senas programas, ta tokia visažinė. Iš tikrųjų viską žinau, bet tiesiog neturiu nei energijos, nei sveikatos, tiesiog nei gražių santykių. Viskas pradėjo tiesiog griūti. Ir finansai, ir veikla, ir tada esi beviltiškume tokiam, nežinai nuo ko pradėti. Ir aišku, čia aš visą tą kelią turėjau praeiti pati, patirti visus tuos krizes, visus tos iššūkius, ir todėl galiu pasitarnauti, nes pati, kaip ir sakiau, ir buvau ir auka, ir santykių grovėja, bet iš to nesąmoningumo, nežinojimo, kad galima būti kitaip, gali būti kitaip, ir dabar tikrai viskas kitaip. Ir kai santykius pradedi kurti, įsiklausydama ar ne į save, ko aš noriu, negriauti, o kurti, tiesiog viskas pradeda tvarkytis tada. Ir sveikata, ir savivertė, ir energijos daugiau. Ir tada visiems lengviau ir gyventi. Atsiminkit, kad kaip jaučiasi moteris, mama, nuo jos priklauso iš tikrųjų visa energetika namuose ir šeimoje. Labai, labai džiaugiuosi, kad aš tiesiog stebėdama save, kokie man elgesio modeliai nepatinka mano mamoje, mano tetose, ir ten nesigilinsiu į visą artimą aplinką, netgi matant ar ne, ir svetimą aplinką, bet tai rodo, labai gražiai parodo, kad jeigu aš pastebiu, vadinasi, kažkaip ir aš taip elgiuosi. Ir va čia jau reikia tiesiog, ar ne, to tokio sąmoningumo, kaip eiti tą augančią, tokią norėti pakeisti, kad būtų kitaip. Tai jau čia ir tokie laipteliai, mažučiai žingsneliai. Mes dabar kaip tik pabusk santykių šitoj
projekte mes keliaujam ir labai gražiai šiandien viena moteris rašo, sakau, o kokie žmonės tiesiog jums trigerina? Aišku, pabus santykios, tai atėjo tvarkyti santykius su vyru. Ir jinai rašo, manęs vyras netrigerina, bet jo elgesys trigerina. Ir va čia labai puikia tema ir čia toks aiškus suvokimas, kaip moteris jau vyra ar ne, va tam kitokiam sąmonės lygmenį, nes aš suprantu, kad vyras čia ne prie ko, vyras tai kaip ir aš esu tiesiog ar ne žmogus, fizinis kūnas, bet va jo elgesys mane trigerina. Ir labai smagiai mes ten, labai švelniai, labai pamažu keliaujam. Tikrai aš nesubūrėja, nedarau jokių abrakadabra ir kam tiesiog ir aktualu, tikrai norite išeiti švelniai, pradėti iš tų užstrigus tokių scenarijų ir nekartoti taip kaip mama, kaip teta, kaip kaimynė arba kaip draugė, kuri vis skundžiasi ir dejuoja ir nieko nedaro. Tai aš galiu tikrai pastarnauti, galit man rašyti asmeniškai, galite po šito posto, kas klausysit laivą ir iki kito sekančio karto. Visą informaciją jūs turite grupėje apie paslaugas mano, apie tiesiog ar ne projektus ir visada, bet kada jūs galite tiesiog ateiti pirminiam pokalbiui, susipažinimui, ar tikrai aš galiu jums padėti. Bet neužstrikite, visada kviečiu ir sakau, moteris, nebūkit vienos su tokiais destruktyviom būsenom, nes tikrai ir labai daug žmonių, kuriems labai reikia daug pagalbos ir stiprios, kurie tiesiog neaugino save, nedaugino save, o tiesiog sugniuždė ir tam tiesiog ar neprireikia netgi ligoninių. Taip kad atsisveikinu šiai dienai, lauksiu jūsų kitose laivuose ir beje, trečiadienį, kaip čia dabar, 13 dieną, ne, ketvirtadienį, turėsime mes laivą su mano kolege Dalia, medicinos psichologė, mes kartu su ją esam facilituojančios mentorės Sąmoningo manifestavimo klube, kas nesat girdėję, tiesiog pasidomėkit ir galiu aš suteikti informaciją, kaip ten prisijungti ir ką mes ten veikiam, bet mes turėsim pokalbį apie nemigą, nes tikrai labai daug mano klienčių ir artimoje aplinkoje žmonių, kurie vargsta tiesiog su nemiga, turi labai daug miego sutrikimų. Tai prisijunkit, laivas vyks mano jau Facebooko profilyje ir aš kalbinsiu Dalią, nes aš ją pakviečiau kaip viešnią pasidalinti tiesiog, kad žmonės sužinotų, kad nereik vaistų, taip kaip ir santykiams, taip kaip ir savo kokybiškam miegui, jokių vaistų nereikia, jokių antidepresantų nereikia, jeigu mes sąmoningai tai pažiūrėsim su meile savo ir netiduosim, tiesiog nepermesim atsakomybės farmacijai. Tai va, eikim sąmoningumo keliu ir neužstrikim senuose modeliuose. Apkabinu visos ir ate.